Nu, draugystė, Dainis, bičiulystė. Bičiulis. A jie milda. Sveiki, pagarba. Robertas. A jie mane milda. Ir Roberts matyts man, žinau, kyra. Na štai. Koks gražus stalas. Ir kokios emocijos, mielosios damos. Atvykus į meilės deivės dieną Mildos. Gal rasim tą meilę? Ta mildutė pasiklydusi. Tai Mildina reikia ieškoti, ne Mildos. Nu, mildutė. Mano pažįstamas tai sakė, ieškos va, gal kokia varlytė bus prūdė. Princo. Princo. Pažinkite, koks vardu? Alfonsas. O jūs ką? Дарья. Дарья. Labai gražus vardas. Альфа, переведи, пожалуйста. Очень красивое имя, говорит. Ачу. Откуда вы? Беларусь. Беларусь. Вау. Gabija Smagu. Darija. Darija. Man pasigirdo Gabija. Nu. Tai ką atvykote meilę švęsti? Taip, atvykom į šventę. Na ir kokios emocijos? Teigiamos. Teigiamos. Laukiam. Laimingi? Mylingos. Aha, matau laimingi abudu labai. Taip, labai. Na, tai linkiu. Labai. Gražios šventės. Ačiū, ačiū. Gegužės 18 dieną Algimanto ir Linos sodyboje, Žemaitijoje, Skurvydų kaime, vyko Mildos meilės šventė pagal senasis Romuvos apeigas. Šventėme kartu meilę, bendrystę ir gamtos pabudimą su dainomis, ugnimis, su senovės lietuvių tradicijomis. Visa tai vyko su atvira širdimi, dalinomės meilę. Kviečiame visus į prausynas apsiprausti prie švento aukuro. Ir tai bus vartai, pro kuriuos pateksim iš šitos pusės, pro vartus ir eisim prie šventos ugnelės. Tai dabar prašom pro vieną apsipraususius. Nuo kurio pradedam? Čia va. Kad čia nusišluos? Taip. Jo. Nu, tai tu gal pirmą. O pažiūrėsim. Oi, kai gerai. Ir prie aukuro, prie ugnelės visus kviečiam. Jau aš laiku. Dabar man. Taip ir veidas. O, fain. Labai fain. Nu tai... Ačiū, galiu duoti. Taip, Tiesiog reikia dabar jau. Dabar reikia apsiprausti, rankytės veiduką. Šventa vandenėlė. Prašom prie ugnelės. Gali ir veid. Tu ko pabėgai? Ko pabėgai? Aš gal pasiskaitysiu. Kitas. Nu, švento vandenėlio. Nu, veiduką prauskis. Veiduką prausim. Prausiam. Vai, mačiute, nupraustą veiduką. Gerai, nusivalykit. Nusivalom. Va. Kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos slypinčių malonumų dieną bei keikia niūrias lietuvių šventes, niekas nesusimasto, kad ir lietuviai turi gražią savo meilės šventę ir savo švento Valentino, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėjo kiekviena iškili senovės tauta. Graikai Afroditę, romėnai Venerą, lietuviai Mildą. Pamiršę speiguotą vasarį, puikiai galime švęsti meilės, piršlybų ir giminės, tęstinumo dievaitės Mildos šventę. Ji švęstina žieduotą ir saulėtą gegužės vidurio dieną. Profesorė Pranio Dundulienė spėja, jog Mildos šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio 3 kryžių kalno, o Kaune stovėjusius 2 Mildos šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale. Pagal
tekėjusi Svibirgalos upelį, kita Alkė, Neries ir Nemuno santakoje. Pasak istoriko Narbuto, Mildai turėjęs būti skirtas balandžio mėnuo, o Vilniaus antakalnyje esą stovėjusi jos šventykla. Taigi džiaugiamės, kad Žemaitijoje Algimantas ir Lina, šios gražios sodybos šeimininkai, pirmą kartą sodyboje sugalvojo švęsti meilės deivės Mildos dieną Skurvidų kaime. Po jos tavo. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Telydi jūs visus sveikata, tiesiunčia ąžuolo šaknis, jo kamienos, šakos, jėgą, energiją, tautiškumą, tautos dvasią. Neškite ir kelkite kiekvieną dieną nuolankumu ir meilę. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Prieikit visi arčiau. Šiaulių rajone Žemaitijoje ir toks užrašymas ant būdų piliakalnės susirinkdavo kryžiniai ir įkaitint delnus, kuo labiau įkaitindavo delnus, į tuomet tą per savi, kad ta ugnis visą pereitų. Net ir atsisėst nori. Būtų ne vien tik tai šita šventė, kad kiekviena diena, kiekvienoj dienoj rastumėm nors mažytę šventę ir mokėtumėm džiaugtis kiekviena akimirka. Tebūnie. Aš esu Lina ir esu šitos sodybos šeimininkė. Algimantas, Linos vyras, noriu palinkėti visiems tai, kad žmonės neprarastų žmoniškumo ir jie neprarastų bendrystės. Būkime visi drauge kartu, tada mes būsime žmonės. Mylėkimus meilinguo, Deivė Milda meilinguo, mylėkimus meilinguo, Deivė Milda meilinguo, 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 meilinguo. Kai aromatas sklinda po laukus, kai jos lyg vynuogės kekes brandina ir kaip viliokės dieviškais kvapais svaigina mus. Aš prisiskinsiu jų baltų ir dar raudonų, jos tavo meilę man primins. Priglaudus prie krūtinės jausiu kvapą, jų malonų. Girdėsiu, kaip į žiedus ašara nukris. Jūs alyvos, mano meilės gėlės, jaunystėn kas pavasarį grąžinate mane. Aš gaudau jūsų švelnų aromatą ir kaip kadais dar vis vaikstu jame. Poetė Irutė Martažinskaitė Razickienė.
prašom visi, žygiuojam kur šilčiau į trobą ir Vaiva mūsų mus vaišins jau savo žolėm ir arbata ir ten manau, kad sušilsim ir keliaujam į trobą, kur šilčiau. Griebkit po kasnėlį. O gal atnešti geriausiai padėti ir patogiau. Nu gerai, atnešk po kasnėlį. Jo. Ar mylėjai mane, nežinojau, ar mylėsi, paklausti bijau. Eisiu, eisiu rugsėjui, lašnojant į tave, kaip ligšioliai ėjau. Vėlų vakarą, rudenį pilką, tavo balsas per rūką aidės. Šauks į kelią į tolimą ilgą, pasitiks ir per naktį lydės. Ir mylėsiu tave, tau nežinant, meilė ves tuo dulkėtų keliu. Amžina ir plati kaip žvaigždynai, kaip žydėjimas lauko. Vėjas nudraskė lapus, o jei vėliau aš dar mamą pareisiu. Mama miela, mūsų meilė pirmą lauktoji, pareis ir negrįš niekada, juk mūsų meilė pirmą lauktoji. Nepabėgskite. Tuoj galvoja. Jauna graži mergelė.